Sveiki, mėlyjei. Yra labai svarbus dalykas mums žinoti, kad piktasis, jisai nemėgsta pateptųjų Dievo tarnų. Ir jisai darys visokias įvairias situacijas, kad juos apšmeižti, kad juos apkaltinti, kad jų nesektų tikintieji, kad negautų palaiminimų, negautų patepimų, nebūtų išgydyti, nebūtų praplėstos žinios ir kad būtų apriboti nuo tų, kurie yra stipriai patepti Dievo. Velnias to nori ir to siekia. Ir kada mes išgirstame kažkokias negatyves kalbas apie Dievo pateptuosius, mes turime įsitikinti, ar tai yra tiesa. Mes turime stebėti, kokie vaisiai to žmogaus gyvenime. Jeigu to žmogaus gyvenime veikia šventoji dvasia, jeigu vyksta stebuklai, vyksta ženklai, jeigu jam viskas sekasi ir jisai eina į priekį Dievo palaiminimais ir kalba apie Dievo tikslus, apie Dievo planus, apie Dievo žodį ir Dievo valią, mes turime sekti, kokį vaisiai. Reiškia, tas žmogus yra pateptas Dievo ir jam viskas sekasi, Dievas su juo. O bet kokios apkalbos, kurios buvo prieš jį, yra tik tam, kad tave apriboti nuo tų palaiminimų, į kuriuos Dievas jį yra įvedęs ir veda. Ir per jį gali įvesti didelius dalykus, į tavo tarnavimus, į tavo svajonės, į tavo pasiekimus, į tavo sėkmę šeimoje, santykius, nes tas žmogus turi patepimą iš Dievo. Bet velnias to bijo, jis labai to bijo ir jisai daro visas pastangas, kad apkalbėti tą žmogų, kad įrodyti kažkokių kitų žmonių, neteisingų ir nešvarių žmonių motyvais, pateptojo klaidas, pateptojo neteisingą gyvenimo būdą ar kažką. Būkime labai dėmesingi tam, nes mes to save apvoksime. Leisime velniui apvokti save, kada mes seksime žmonių kalbomis neįsitikinę tuo.